Sveiki, šioje pamokėlėje aš jums parodysiu, kaip reikia konvertuoti failus. Aš būtent šiame pavyzdyje parodysiu, kaip reikia konvertuoti MP4 video failą, kurį, tarkime, parsisiuntėte iš YouTube, į MP3, taigi video į audio failą. Taip pat programas, kurią aš dirbsiu, galima konvertuoti daug ir įvairių failų formatų, taigi galite konvertuoti FLAC į MP3 arba video, arba dar ta programa turi 100 funkcijų. Taigi, važiuojame. Aš pademonstruoti, kaip veikia šis konvertavimas, turiu vieną iš savo pamokų, MP4 formatu, ir pabandysime šį video failą paversti į MP3. Ką jums reikia padaryti, tai parsisiųsti Format Factory programėlę. Ši programa užima apie 50 MB. Ją galite gauti štai šio tinklapio pcfreetime.com. Ši programa yra nemokama, bet jinai gali siūlyti prisidėti visokio nereikalingo softo, taigi žiūrėkite, ką instaliuojate ir atžymėkite viską, ko jums nereikia. Taigi, kai turite parsisiuntę šią programėlę, ją pasileidžiame ir štai turime tokį langą. Ir čia turime visus failų formatus, į kuriuos jūsų failą ši programa gali sukonvertuoti. Taigi matome, netgi galime konvertuoti į paveikslėlius, galime taip pat grebinti, ripinti, arba kaip norite vadinkit savo kompaktinius diskus, kurti ISO failus. Taigi, ką mes norime daryti, tai iš šio meniu pasirinkti audio ir matome rodiklėlį MP3. Taigi reiškia, kad mūsų failas bus konvertuojamas į MP3. Šiame lange galime susikonfigūruoti output settings, taigi kokia kokybė bus MP3 failo. Čia galite pasikeisti hercus, bitrate ir panašiai. Taigi paliekame high quality ir tada spaudžiame add file. Ant šio pliusiuko pasirinkame savo norimą failą. Tada matome, čia apačioje yra output folder, į kur bus rašomas mūsų failas. Jeigu norite, galite pasikeisti, paspaudę change ir tada belieka paspausti OK. Matome, failas buvo čia įdėtas ir spaudžiame start. Tai užtruko vos keletą sekundžių, dabar pažiūrėkime, kas buvo kur savo konvertuota. Mano MP4 failas buvo paverstas į MP3. Taip, viskas veikia puikiai. Taip pat galite paimti savo failą ir tiesiog jį nutempti į šį langą. Matome, atsirado pliusas, paleidžiame pelę ir matome šiame lange šiek tiek kitoks meniu, bet veikimo principas tas pats. Pasirinkame failą, į kurį norime konvertuoti, output folderį ir spaudžiame OK. Ir tada start. Ir tada iš mūsų failo buvo sukurtas judantis paveikslėlis GIF'as. Taigi štai tiek apie šią programą. Tikrai labai naudinga programa ir turi labai daug failų konvertavimo galimybių. Taigi rekomenduoju. Ir kitas būdas, galime tiesiog nueiti į media.io svetainę. Ir čia tiesiog pasirinkame Select Files to Upload. Susirandame savo failą. Ir tada mums reikia pasirinkti output formatą. Mes norime ar į MP3, ar į WAV, ar į Windows Media audio failą, OGG ir panašiai. Ir tada tiesiog spaudžiame Convert. Šis būdas yra šiek tiek lėtesnis, nes viskas vyksta internetu ir jūsų failas bus nusiųstas į serverį, serveris jį sukonvertuos ir po to jums duos parsisiuntimo mygtuką. Taigi palaukiame, kol vyksta mūsų failo formatavimas. Ir viskas, kai failas bus konvertuotas, gausite štai tokį langą. Galite, jeigu norite, padovanoti šiai svetainiai šiek tiek pinigėlių, nes viskas yra daroma nemokama. Ir štai čia matome download mygtukas, ant jo paspaudžiame ir jums bus parsiųstas jūsų audio failas. Taigi štai tiek apie failų konvertavimą, jų formatų keitimą. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki.